Jūs turbūt girdėjote apie nakties vakarėlį mieste. Driokstelėjo kaip niekad. Policija kvietė net 3 kartus. Po 3 kvietimo net mentai pasiliko tūsintis. Kaip aš norėčiau pats tokiam sudalyvauti. Tai ir pasidarykim savo tokį vakarėlį. Kad ir pavyzdžiui ten, Verkių rūmuose. O tu neblogai sugalvojai. Bet mes taip nepasilinksminsim. Ten buvo 100 žmonių, o mūsų tik 7, iš kurių 3 net nebegeria. Aš irgi jau mečiau gerti. O paskambinkim Impulso hebrai. Impulsą? Baikit, jie padorų žmonės. Toks vakarėlis jiems yra per stiprus. Jie nereali hebrytė. Jie niekada nesugadindavo vakarėlio, o vakarėlio ugnį užkurdavo taip, kad net pragaro liepsnos atrodydavo kaip gęstantis degtukas. Na, jei dėl jų pragara šala, tai man jie tinka. Skambink Impulsui ir kvieski vakarėlį. Ir ką tu jiems dabar pasakysi? Tu net Verkių rūmų adreso nežinai. O kam jiem adresas? Tegul taip atvažiuoja. Aha, net nežinodami, kada atvažiuoti ir kaip apsirengti. Taigi pati sakei, jie nerealūs. Patys sugalvos, kada atvykti ir kaip apsirengti. Aš su saviškiais taip nesielgiu. Tarkim, renkamės 18:30. Pradžia bus 19 val. Verkių rūmai, Žaliųjų ežerų 49. Apsirengsim elegantiškai prabangiai arba prabangiai elegantiškai. Tai reiškia art deko diva ir džentelmenas. Varom į drabužių nuomą. Tai ar atvarysite į vakarėlį?